Sveiki, čia Sigita, Laura ir tinklalaidė suaugusioms moterims Nebepanelė. Šiandien kalbame su Viktorija Urbonaitė, jau 4 sezoną skaičiuojančios Lietuvos televizijos laidos Išpažinimai ir radio laidos Pažinimai autorė ir vedėja. Tai aš tavęs noriu paklausti, ar išpažinimai į tavo gyvenimą atėjo ir susiję kažkaip su kažkokiu brandos etapu, ar tai yra tarsi atsitiktinis dalykas? Jie man labai netikėtai atsitiko. Aš tiesiog gavau laišką su kvietimu, mes norim, kad tu vestum laidą. Ir aš galvojau, kad tiesiog sumaišė tas Viktorijos Urbonaitės, greičiausiai sumaišė. Ir ne tai parašė. Ir galvojau, kodėl aš? Prie ko čia ta televizija ir aš. Ir kažkaip tuo momentu gal aš tikrai nebuvau nei ten labai savo jaučiausi brandi, nei labai ten kieta, nei pati gražiausia, nei protingiausia, nieko. Aš tikrai tuo momentu mano savivertė buvo tokia ganėtinai pakritus ir aš galvojau, kad, kažin ar aš sugebėsiu. Ir vienintelis darbas, kurį man reikėjo padaryti, pasakyti taip ir atsiųsti savo CV, nes vyko konkursas. Ir aš išsiunčiau, atsimenu, savo tą CV, braukdama ašarą ir nosį valydamasi, nes aš visiškai netikėjau savim, kad aš galiu tai daryti. Ir galvoju, bet jeigu kiti žmonės žiūri mane ir jie pasitikė ir sako, kad tu gali, gerai, bandom. Blogiausiu atveju galvoju, aš laiką turėjau B planą, kad emigruoju, pasikeičiu pavardę ir niekas nežino, žodžiu, kad čia aš viską sugadinau. O tu gali išduoti, kodėl savivertė buvo nukritus tuo metu? Žinai, kartais, man atrodo, būna tokių bangų kažkokių, ar ne, tokios, etapai kažkokie pakyli, nusileidai ir buvo tas, nežinau, kažkoks nepasitikėjimas savim buvo užėjęs, toks atrodo, kad tu darai, bet tu buksuoji, tu esi baigiai išaugti tai, ką tu dabar darai, bet tu dar neperėjai į tą naują etapą. Ir va tas slengstis, buvimas tame slengstyje labiausiai yra tas, kad tu pradedi nebetilpti tai, kas buvo prieš tai. Ir tada tu galvoji, tai aš esu nepakankama, nes aš neparodau pakankamo spektaklio ten, kur aš jau esu, ar ne? Nesu pakankamai gera. O ar tas slengstis, ar ne? Ar jis yra susijęs su amžiumi, ar gali būti susijęs su amžiumi? Gal ir gali. Man atrodo, tam tikri virsmai, ar ne? Tie drugelio etapai, ar ne, kažkada. Ir pavyzdžiui, dabar aš galvoju, kad aš esu gražiausiose savo metuose. Jeigu aš galėčiau, aš nenorėčiau visai atsukinėti, nei aš ten tų 20 savo, nei ten 30 netgi. Man labai patiko, kai aš buvau tada, bet dabar man labai daug kartų labiau patinka, taip kaip yra dabar. Ir man atrodo, kad tie virsmai jie yra skausmingas dalykas. O jeigu taip dabar eitum ir sutiktum save 20 metį, ką tu jai pasakytum? Žinai, iš tikrųjų, aš daugiau patarimų norėčiau duoti ne 20 metai, o 30 metai, 35 metų, ar ne? Tai visai netaip jau ir daug, ar ne, gal, bet pirmas dalykas labai banalus, aš sakyčiau, brangioji, būk gera, nueik į terapiją. Tu gali sutaupyti maždaug 6-8 metus. Ta, ką aš, kaip sakyti, save gerbiu, aš išsikapanojau ir supratau dalykus pati savyje išrausiau ir tik tai vėliau aš nuėjau tą terapiją ir supratau, kad aš galėjau per kelis mėnesius tai padaryti, ką aš dariau metais. Ne? Galbūt, aišku, aš nebūčiau tokia, kokia aš esu dabar. Ir aš negaliu atsukti laiko ir pasakyti savo. Bet kita vertus, dar ką aš pasakyčiau savo, tai mažiau klausyk žmonių patarimų, ką tau aiškina. Kad ir kokie tie artimi žmonės, kad ir kaip aiškintų. Ta prasme, kartais daryk tos feilus. Eik ir dilginkis rankas, kojas, akis, viską dilginkis. Eik bliauk, eik suklysk, bet tai bus tavo. Ta prasme, aš galvoju, taigi finale, tai kieno nuodėmės man atleidinės? Mano. Pats saldžiausias dalykas. Man nereikia kitų žmonių. Nebijot vienatvės, turbūt, sakyčiau. Neprasidėt su žmonėmis, kurių nei nuomonė, nei jų kažkokie gyvenimo pavyzdžiai, jie nėra tavo elitas, tavo asmeninis. Kiek mes laiko iššvaistom kaip
kiek tu prasinervuoji dėl to, kad kažkas kažką sakė. Ir tegu šneka. Bet kaip prieiti prie to, kad nesvarbu, ką žmonės sako apie tave, arba nesvarbu, ką žmonės galvoja, nes labai daug sprendimų priimam gyvenime, atsižvelgdami, ką žmonės pasakys. Kaip prieiti prie to, kad tie žmonės, ką pasakys, aš esu aukščiau už tai. Aš gal nesu aukščiau už tai, aš tiesiog nemanau, kad tie žmonės turi tokią sprendimo galę mano gyvenimui. Aš kažkaip galvoju, kad o gal galim gyventi taip, kad jūs žiūrit savo reikalų, žiūriu savo reikalų. Ne? Aš gerbiu, suprantu, kad žmonės kartais daro klaidas, jie kažkaip kartais ir aš darau, ir kartais mes priemam sprendimus vienokius ir kitokius, ir atrodo, pasakyčiau, kad, vat aš taip nedaryčiau, tai tu ir nedaryk. Bet aš noriu, pavyzdžiui, pabandyti. Ir kartais būtent sėkmė ir atsitinka tada, kada tu darai taip, kaip nedaro kiti. Kaip iki to ateiti, aš nežinau. Aš nenoriu, nei aš kažkoks guru, nei aš gyvenimo ekspertė, nei mokytoja. Aš nežinau, kaip gyventi. Aš suprantu, kad mes absoliučiai visi vaikštom tamsiam kambarį ir ieškom jungtuko. Kartais jis jungia, kartais netyčia pataikai. Kartais kažkas kitas tau jungia iš tikrųjų. Ir ta gyvenimo išmintis, aš nežinau, ar jinai ateina. Ar aš jaučiuosi išmintinga? Ne. Draugiam patart, kai klausia patarimo. Pažiūriu kartais taip visai, matai, kaip visai gerai pavarai. O kai pati savo, tu sėdi ir galvoji, ir sėdžiu kaip, atsimenu tą filmuką, kur mergaitė užlipo ant duonos. Ir ta pelkių boba buvo tokia. Tai aš pati savo esu pelkių boba, kur sėdi ir tuo pirštuku ten ir barai ir sako, va dabar tau bus. Taigi aš irgi turiu tos pačius vidinius kritikus, tos pačius savo demonus, žinau tą savo tamsiąją pusę. Tai gal ten, kai tu įeini tas tamsias savo garažiukus visus savo, tai ten gal tu gali kažkiek ir atrast, kad nusimti romantinius tos akinius apie save ir pamatyti tas visas pusės ir nebijot to. Va čia gal tai išmintis atsiranda, va tas drįsimas pasižiūrėti savo į akis iš tikrųjų, ne? Vidinės akis. Tai kalbant apie drąsą, nežinau, kiek taktiška būtų klausti apie iššūkius, dėl kurių, tarkim, tu susidūrei su terapija, bet jeigu negali apie asmeninius šnekėti, tai kaip to atrodo, ar yra kažkokie universalūs iššūkiai, kurie mums būdingi, kaip moterim, kaip tam tikro amžiaus moterim, kaip lietuviam, ar nežinau, kažkokie universalūs dalykai. Terapija man buvo nuostabus dalykas ir labiausiai tai turbūt santykiai vis tiek. Yra žmonių santykiai, darbiniai santykiai ir kaip bebūtų keista, visi darbiniai santykiai yra vienodai susiję, lygiai taip pat persikelia ir transformuojasi, yra ranka rankon eina ir apie tavo romantinius santykius ir kodėl kažkur tu stringi, kodėl tu kažkur nemoki brėžti ribų, kodėl tu leidi, kad... Aš supratau, kad mes dažniau sakom, o kodėl žmonės man taip daro? Bet aš išmokau klausti, o kodėl aš taip leidžiu, kad man taip darytų? Kodėl jie mane taip žiūri, o kodėl jie taip komentuoja? Tai man labiausiai reikėjo dėl šito išspręsti, ar ne? Kad aš nebūčiau, kaip irgi ta, kokia ten patarlė, ar kas ten yra, kur sako, kaip rupūžėm, ten neplaka, įkritus į tą pieną, ten jau sviestą suplakė. Tai kad man nereiktų pačiai suplakinėti, tiesiog yra, aš suprantu, kad gali žmogus iš šono tau labai aiškiai sudėlio dalykus ir parodyti tavo trajektoriją ir paaiškinti, kodėl tu taip veiki, o ne kitaip. Šiaip tu nedaug pasakoji apie asmeninį gyvenimą, man atrodo, viešai. Kaip to atrodo, ar šiandien tas nuoširdumas yra svarbus, ar kaip tik labiau reikėtų saugotis, kadangi viskas labai globalu ir ta informacija ilgai išlieka ir labai plačiai pasiekia? Aš kažkaip, vis tiek yra tas, ne? Aš galvoju, nėra iš pirštų laužta, kad laimė mėgsta tylą. Kad kai tu turi kažką labai gražaus, tu nori pasisaugoti savo. Ir tu nenori jo brūžinti, žinai, kai turi gražų žiedą, tai tu neini kast bulvių su juo. Ir visiems, į visur, ne, ir išsitaškyti. Man kartais norisi to pasaugojimo šiek tiek. Ir aš suprantu, kad aš esu labai jautri.
ir išnešimas žmonėms, kitiems palikimas erdvėj komentuot, interpretuot, aiškint. Man atrodo, kad čia aš save tiesiog patys pasaugau tam tikrą prasme. Nuoširdumas taip. Nuoširdumas, aš visą laiką, tai yra unikalumas, ar ne? Tai mūsų, tarsi taip mes atrodom autentiški, taip mes atrodom gyvi žmonės. Bet pasakotis, kas su ko miega, kas dėl ko verkia ir taip toliau. Aš kartais net šiek tiek bijau klausytis kitų žmonių iš tikrųjų. Bet kaip pradeda kiti pasakotis, ar ne? Nors, pavyzdžiui, mano darbas yra ištraukti visas tas istorijas. Papasakot žmonių istorijas. Jos universalios. Ir kita vertus, aš galvoju, mano gyvenimas kažkoks labai super unikalus. Ne, aš esu lygiai tokia pati kaip jūs. Aš lygiai taip pat dėl tų pačių dažniausių dalykų verkiu, dėl tų pačių dalykų nervinuosi atsisėdus, dėl tų pačių dalykų prokrastinuoju ir trepsiu atsistojus iš piktumo. Visiškai tie patys dalykai, nėra nieko stebuklingo. Ir tai, kad tu nepasakoji, tai nereiškia, kad ten vyksta kažkokie wow dalykai. Ne, kartais labai labai paprasta buitis ir tame paprastume yra grožis. O kaip tau atrodo, kaip išpažinimų vedėjai, ar šiais laikais žmonės labiau varžosi su kitais arba galbūt net viešai kalbėti apie savo lovos reikalus ar apie dvasinius reikalus? Man atrodo, kad su išpažinimais mes padarėm tam tikrą tokią mažytę revoliuciją. Čia labai skambiai pasakiau. Bet žmonės nustojo bijot kalbėti apie savo dvasinius dalykus. Ne? Apie paieškas. Nes mes ne vien tik iš mėsos padaryti. Vis tiek finale tu pradedi galvot, kad bet vieną dieną tai išmirsi. Arba tau artimas kas nors numiršta. Ir tada tau yra tas klausimas, o kas toliau? Ir aš suprantu, kad mes visi esam vienaip ar kitaip šitą patirtį, kažkokią formą mes ją išgyvenam. Bet tas netekties, kažkoks išsiskyrimų, meilės klausimai, ar ne? Tai man atrodo, kad kalbėtis mes šiek tiek išmokėm su išpažinimais, kad kalbėtis ir apie dvasinius dalykus nėra nieko gėdingo. Taip kaip kalbėtis apie savo, pavyzdžiui, galvos higieną, arba apie savo sveikatą, kad rūpintis savim, sportuot, ten sveikai maitintis, taip toliau, kad galvoti ir apie savo dvasią ir nekimšti tik tai kažkokio šlamšto ir tokio greitmaiščio, pletkai, kažkokie reikaliukai, brangus batai ar ten tašytės. Bet yra ir tam tikrų dalykų, kurie tu supranti, kad kai visa tai nuo manęs nukris ir kai karas yra šalia mūsų, tai tu supranti, kad jeigu reikėtų bėgti, aš nesineščiau visų tų savo aukštakulnių, Dievo žinia, ir tiulinių sijonų nesineščiau, ir suknelės liktų, kad tie po pažasčia pasas į rankas ir viskas, ir tu bėgi. Ir tada, ką aš darau, aš žinau, kad karo atveju aš moku melstis. Aš atsimenu, mano viena draugė sakė, jis labai gražiai liaudės dainas dainuoja, aš sakau, tu moki dainuoti, ir karo metu man žiauriai norisi dainuoti. O jis sako, aš tau pavydžiu, kad tu žinai, kaip kreiptis. Ir ir man atrodo, kad mes su išpažinimais esam padarę šitą tokį labai paprastą dalyką, kad it's okay, mums kartais reikia pasikalbėti ir apie tai, ką mes viduj nešiojamės. Bijom, keliam klausimus, ieškom galų gale. Ar tokie išgyvenimai, jie galbūt suteikia ir drąsos imtis kažko, ką atidėliojai kurį laiką, arba galvoji, ne čia ne man, arba man per vėlu. Gal šitie išgyvenimai ne tik tai atneša kažkokį tą vidinį suvokimą, kad mes esam baigtiniai, bet ir įpučia drąsos daryti dalyką čia ir dabar. Man iš viso dabar atrodo, kad aš į vieną dieną bandau 3 dienas sukišti. Nes atrodo, vis laiką turiu laiko. Paskui padarysiu, ar ne, kažkaip. O dabar atrodo, kad, o Dieve, mes to laiko visai neturim, reikia varyti. Tai nereiškia, kad aš nebūna dienų, kada aš guliu ant sofos ir žiūriu visą dieną Netflixą ir valgau kokias nesąmonės. Būna ir tokių dienų, ir ar aš už tai save baudžiu, ne. Bet aš nebebijau imtis projektų, kurie man atrodo, kad tau paskambina, sako, žiūrėk, mes čia sugalvom, kad tu dar vieną laidą vesi. Ir tu sakai,
Nu gerai, ir važiuojam, nu kas, nu blogiausiu atveju, nu tiesiog nutrauksim tas laidas, o. Bet lygiai taip pat aš, pavyzdžiui, nuėjau, sugalvojau vasarą, kad, nu man reikia dar darbo. Čia tas prisikaupimas savo darbų, tai aš, kaip sakyti, žinau, ką mano terapeutė apie tai mano, nes, nu, šiek tiek irgi bandai, ar ne, darbo terapija tokia pasikeisti, kai tu bijai pabūti su savim ir su tuo gedulu, tai tu, nu, užsiemi visokių reikalų papildomų. Bet, nu, ir aš įsidarbinau ir paskui juokiausi, sakiau, o, čia bus geras stand-upas, kada nors, čia mano asmeninis toks, nežinau, nesėkmė per brūkšnelį juokas. Aš įsidarbinu su visais dokumentais, sodrai ten ir visa kita, su visais pareiškimais ir ten, ir tu ateini, ir tau sukuriamas tavo asmeninis elektroninis paštas, tai visko moko. Ir tu visą dieną atbūni ir galvoji, nu, nežinau, čia yra pirmadienis. Antradienį aš iš ryto einu į tą darbą ir aš jaučiu, žinot, toks jausmas, kaip būtų man išsuktos kojos ir tiesiog, nu, atbulais susuktos. Ir aš einu į darbą atbulom kojom. Ir aš einu ir galvoju, ne, nu, tai nesąmonė, jeigu aš antrą dieną eindama, nu, neišgyvenu katarsio kažkokio. Nu, aš suprantu, kad aš neturiu skraidyti ir kaip įsimylėjus į tą darbą. Bet aš galvoju, kažkokia nesąmonė. Nu, taip aš neturiu jaustis. Ir aš nueinu, beidama dar pakeliui, kadangi netoli gyvenu, tai dar pasikalbu su mamytė ir pasišneku su draugė. Ir abidvi jos sako, nu, tai normaliai, jeigu tu nori, tai tu gali neiti. Tai man nieks neteis manęs. Ir aš nueinu ir net laukiu nei pietų, nei nieko. Aš tiesiog sakau, žinot, aš persigalvojau, aš rašau pareiškimą išeiti iš darbo. Visiems buvo šokas, aš gavau, sakė, hashtagas kolega vienai dienai. Bet, sako, tu gal mėnesį pabandyk, nors savaitę. Aš sakau, o tai ką man mokintis? Nu, aš tingiu mokintis dalykus, ten tas visas sistemas perprast, parašus renginėt, vaikščiot po... Aš didesniam dalykam sutvarta, kad ir kaip banaliai tai skambėtų ir atrodo pompastiškai ir čia puikybės pilnoji. Bet aš tiesiog žinau, kad aš galiu daryti didesnius dalykus. Ir jeigu man duoda darbus, kuriuose yra, sako, bet čia labai lengva. Jo, sakau, čia yra smiltelės. Bet finale aš suprantu, kad nuo šitų smėlio smiltelių aš nešiosiu smėlio maišus. Ir aš didelių dalykų, kuriuos aš tikrai galiu padaryti, aš nepadarysiu. Ir aš jausiuosi dar kalta. Tai sakau, ne, aš išeinu. Tai aš padirbau vieną dieną lygiai. Tai vat ką padaro, kai tu suvoki, kad tu esi baigtinis, kad tu turi... Nu, tu neturi tos prabangos gaišt laiką. Nei savo, nei kitų žmonių. Gal kažkas ieškojo to darbo ir dabar svajonių darbas yra. Tu esi parašius knygą apie mergaitės maištininkės, ar ne? Ar pati vaikystėje buvai maištininkė? Ir jeigu taip, tai prieš ką maištavai? Aš maištininkė, tai ta prasme, kad aš sėdėdavau, kadangi aš su akiniais, aš prieš 1 klasę man akis išoperavo ir aš visą laiką su akiniais ir tai reiškia, aš visą gyvenimą turėjau sėdėti pirmam suole. Ir mano maištas būdavo tik tai, kad aš sėdėdavau pirmam suole ir visą laiką žvengdavau. Tai aš visą laiką kikendavau ir dabar, pavyzdžiui, kai aš vedu mokymus, tai aš žmonėms sakau, aš esu tokia skolinga visiems mokytojams, nes aš tiek trukdydavau pamokas, kad aš visiems dabar leidžiu juoktis, ką aš veikiu. Aš sakau, jeigu jums juokinga, tai juokitės, nes aš turiu kažkaip tą skolą grąžinti. Tai mano maištas tik tai toks, aš tarsi nebuvau ten nei akis draskiau, nei ten labai huliganavau. Kažkaip kartais net gal gaila, bet ir neturiu jokių gerų istorijų, kur per langus lipau. Ten iš pamokų kartais pabėgdavom, bet tai čia toks, vaikiški tokie niekaliukai visiškai. Tu visą laiką mėgdavai bendrauti, ar ne? Aš intravertas esu. Ir kartais intravertai turi tokį baisų posakį, man žmonės nepatinka. Bet man patinka žmonės, iš principo man patinka. Man patinka su žmonėm, man patinka parduotuvėje tas tetas pakalbinti, man patinka, nežinau, gėlių pardavėja, man patinka seselė kokią nors užkalbinti su kažkuo, valytoja kokią nors, man patinka. Aš kažkaip, man atrodo, mums trūksta to šilumos tiesiog vienas kitam.
Man kažkoks yra, aš nežinau, aš turbūt pati savo susigalvojus, aš nežiūriu čia, kad man kažkaip nutekėtų energija iš manęs ar kažkas, aš ten kažką keičiu. Ne, aš tiesiog manau, kad kartais vieno gero žodžio reikia, kažkokio šypsenos, šilumos, tiesiog kažką švelnaus pasakyti vienas kitam. Aš tai savo esu susigalvojus savo tą švelnumą, tokius revoliucijas, kad eini ir tyliai darai. Kažkaip man atrodo, kad vienas kitam meilės daugiau, ne aiškinimo ir kažkaip, kad čia tu turi taip, anaip daryti. Čia labai banalu. Apie tą aiškinimą. Mes kaip moteris, šiaip moteris susiduria su įvairiais stereotipais. Tai tas pats aiškinimas tik iš visuomenės, ar ne? Kaip atrodyt, kaip elgtis, kas tinka tam tikro amžiaus moteriai, ko jau geriau nebedaryti, arba nesirengti, ar nekvatoti, ar ne viešai. Aš pati esu sulaukus komentaro, kad mano amžiaus moteriai netinka tam tikra šukuosena. Ar tu susiduri su tokiais stereotipais? Ar girdi juos savo aplinkoje, ar tiesiog apie žilus plaukus, apie dažymą plaukų, nedažymą plaukų, bet tokie? Man labiausiai mane bardavo, tai mano pažymių knygelės būdavo raudonos nuo pastabų apie tai, kad Urbonaitė visą pamoką žvengė ir trukdė pamokas. Ir, aišku, nes nuo manęs man labai skanu juoktis, aš viską matau, man viskas juokinga ir aplinkui mane pradeda visi kiti ten kvatotis. Ir sugenda viskas, ne? Tai aš daugiausia gaudavau už savo žvengimą bardą. Ir komentarų, tai amžini tokie būdavo, šita tai negali susikaupti, ar ne? Bet pasirodo, visai gali, visai išaugama. O dabar, kai man aiškinu, tai štyčia darau. Ta prasme, čia mano maištininkė vidinė yra, kad, ir ką jūs man padarysit? Jums akis skauda, kad aš raudoną į lūpas dažau, arba su raudoną suknelę einu. Užsidėkit akinius nuo saulės, žiūrėkit pro kitą langą, tai ką man dabar daryti? Kažkaip stengiuosi ignoruoti labai, bet man atrodo, kad gal dar esu kelis kartus taip žiebus atgal tokių, vis tiek, kadangi esu rašantis žmogus, ar ne, tai tas žodynas patreniruotas toksai. Ir vis tiek tu turi tokių būdinčių tokių frazių, kurios kartais tiesiog nukala. Ir žmonės nebeturi, jie gauna tiesiog tokį šoką į veidą ir tada nebenori daugiau komentuoti. Tai išmoksta, kad, jinai gali atsakyti taip, kad jinai gali būti griežta, kad jinai gali už save pakovoti, ar ne. Ribų brėžimas. Ir ar, pavyzdžiui, man komentuoja, tarkim, man gražu mano juodi plaukai, ir ką jau man dabar. Aš esu, pavyzdžiui, galvojus ir sakius, norėčiau atsiauginti, pavyzdžiui, aš vis nueinu pas savo kirpėją ir aš ją vis kankinu. Aš sakau, labai norėčiau tokių ilgų, pavyzdžiui, ryžų garbanų. Jis sako, Dieve, nes tau negalima. Tada, aš noriu būti blondinė. Jis tada, kadangi pati blondinė yra, taip užmeta savo kasas ir sako, matai, kaip tu išnyksti. Aha, matau, išnykstu. Noriu savo žilų plaukų, bet ne dabar. Ir sako, būk gera, kol tu dirbi televizijoje. Tiesiog žmonės įprato matyti tave. Tai dėl to, kad žmonėm būtų tiesiog iš pagarbos savo žiūrovų, iš meilės. Mes esam dabar taip. Nes persimokint labai reikėtų, ar ne? Ir aš suprantu, kad tai gerai, man nesunku. Man tikrai, aš iš meilės savo žiūrovų galiu daug padaryti. Taip kaip aš galiu aukščia bijodama lipti ten ant aukštai, kur nors atsistojus, drebančiom kojom sakyti tekstus be baimės balse. Tai aš galiu ir kitus dalykus padaryti, ar ne? Bet man niekas neaiškina dėl mano... Ir juokingiausia, pavyzdžiui, kad labai ilgai aš dažiausi, pavyzdžiui, man labai patinka, aš net kai buvo COVIDas ir mes vaikščiodom su kaukėm, ne? Namuose vaikščiot, kai uždaryti buvom. Aš specialiai raudonai lūpas dažydavau, nes man tiesiog taip gražu. Aš taip kažkaip nepamirštu, kad aš dar esu moteris. Aš nežinau, nieko negaliu padaryti, man gražu. Ir ką, ir tada visi įsivaizduoja, kad aš tik raudonais lūpdažiais vaikštu. Jau šita, sako, tai progos su raudonais lūpdažiais nepraleis. O aš, pavyzdžiui, paskutiniu metu vaikštau, tarkim, su rožiniu, arba iš viso nedažęs lūpų ir galvoju, tai gerai įsivaizduokit, kaip jūs norit. Nes aš ateisiu taip, kaip man gražu tą dieną yra. Tai ašgi skonį turiu, veidrodį irgi beje turiu. Tai... Ir kas įdomiausia, dabar ašgi iš pažinimuose, ar ne, 4 sezonas, aš rengiuosi savo rūbais. Manęs nerengia jokie stilistai. Mes su prodiuserė pasitarėm, kas tiktų tame interjere ir viskas. Tai aš galvoju, kad gal aš visai turiu skonį. Tai... Man atrodo, akivaizdu, kad ir skonį turi, ir kad stilius tau yra svarbus. O kodėl tau svarbus tas išorinis stilius kaip išraiška?
man labai neįdomu vaikščioti kaip visi. Man neįdomu tas copy-pastas toksai. Ir tai yra labai saugu. Aš labai ilgai neturėjau jokių pilkų juodų rūbų. Mano spintoje visą laiką būdavo toks, atidarai ten šoka indės ir drambliai vaikšto ir povai čiulba, nežinau, ar jie čiulba, labiau rėkia. Aš neįsivaizdavau, kad turi būtinai juodų pilkų rūbų ir čia visi mes pranykime minioje. Aš nejaučiu poreikio pranykti minioje. Aš kartais, aišku, nurašau tą, sakau, mano promočiutė buvo bajoraitė ir čia matyt kraujas, paskui jau ten nubėdnėjo ir tapo siuvėja pati ir Kauno ponios pas ją siūdavosi. Tai aš visą laiką nurašau, kad čia matyt genai. Bet turbūt gal yra tie genai, vis tiek mamytės linija, močiutės, jom visą laiką rūpėjo, kaip jos atrodo, jom gražios suknutės ir net jeigu nieko nebuvo, jos rasdavo iš ko ten tas sukneles pasigaminti ir ten pasisiūti ir karolius, ir sages visokias, ir auskarus, ir dar kažką. Tai man atrodo, kad, bet man gražu puoštis. Tai nereiškia, kad aš neturiu kasdieninių ten treningų kokių nors pilko džemperio, kur tiesiog, nes, taip, aš atsiprašau, bet ir kas juokingiausia būna, kad tu su to pilku džemperiu eini ten kokioj parduotuvėje ir tu galvoji, nematykit manęs šiandien, aš taip šiandien blogai jaučiuosi. Ir būtinai tave mato. Ir būtinai ateina žmonės ir sako, labą dieną, mes labai žiūrim jūsų laidas, kaip faina. Ir aš suprantu, kad ta akimirka yra visiškai nesvarbu, su kokie ten, kiek aš pasidažius, kiek aš tam išsipuošus. Bet man šiaip gera puoštis, man įdomu. Man žaidimas yra, dėlionė, ne? Vat kaip sumeti daug spalvų ir kažkaip ir pažiūrėjau, kaip atrodytų, ne? Kažkaip netikėti kontrastai, kažkaip susidėlio ir sakai, įdomu. Tai aš labiau gal kaip į žaidimą žiūriu, tokį akciją, atrakciją, nes labiau gal yra ir nebūtinai aš taip gerai ten jaučiuosi, kartais aš kaip tik labai blogai jaučiuosi ir tada prisidengiu tuo. Toks tarsi tavo šarvas yra. Eksperimentai, ar ne, kažkokie. Tai aš galvoju, jeigu aš bijau su savo bateliais ir suknelėm eksperimentuoti, tai kaip aš nebijosiu, pavyzdžiui, eksperimentuoti, eidama į naują projektą kokį nors. Arba, nežinau, susipažindama su naujais žmonėm, darydama dalykus, kurių neįsivaizdavojau, kaip reikia padaryti. Nes tik pakeliu išmoksiu bedarydama, ne? Tai jeigu aš čia bijau, čia yra smulkmena. Ir ką, kartais sufeilinė apsirenginė į temą, tikrai galvojam, gal nereikėjo tų batų, ar ne? Bet, ir kas? Kalbant apie žaidimus, tai kas stebi tavo kūrybinių žaidimų socialinėse tinkluose, tai matė, kad tu kartais save madam pavadini. Tai aš norėjau paklausti, ką tai reiškia, apie ką šitas žaidimas. Aš kažkada save vadindavau vyr-redaktor, nes buvau redaktorė vaikų žurnalo. Paskui tada, kadangi jau baigėsi etapas tas ir pasibaigė, tai kartais madam. Aš labiau pasišaipau iš savęs. Kadangi man patinka juoktis. Taip pat kaip verkti, taip ir juoktis, tarsi mano čia vienodas tas. Tai aš iš savęs šaipausi, aš save erzinu, patraukiu per dantį ir aš galvoju, čia gal toks šiek tiek ir nesaugumas yra tame, kad kai aš iš savęs pasijuokiu, tai kitiem nereikia. Ir tada jie sako, baigtų, viskas su tam normaliai. Ir aš tada kažkaip laimiu tarsi tą kovą, ar ne? Kita vertus, kai tu iš savęs pasijuoki, taigi smagiausia juoktis. Nes tada kitas gali tapatintis ir suprasti, ir aš galiu per tai pasakyti svarbesnius dalykus. Ar ne? Nes aš kalbu apie save, kuri ten ir išpuikus, ir ten ego kailiuką savo glosto, ir ten ožiukų turi, ir trepsi piktutė ten visa. Ir tada žmonės gali susitapatinti ir sakyti, bet jeigu jai tai būna, ir ne iš savęs pasijuokia, ir besijuokdami, jie iš tikrųjų iš savęs juokiasi. Ir tada gali išgirsti, ar ne? Nes aš nuimu tą įtampą, kad žiūrėk, bet tai kaip negražu būti taip, ar ne? Čia, Dieve man, paprastai. Aš noriu nukrypti nuo šitų tokių pamastymų į labai kūniškus dalykus. Mes, Anelė, kalbam apie moteris virš 40, kur nenori jau jaučiam tos virš 40, vienas daugiau, kitas mažiau savo kūno pokytį. Vienokį ar kitokį. Ar tu jauti
kad tavo kūnas jau yra kitoks negu prieš 50 metų. Ir ar tu darai kažką su tuo? Jaučiu, aišku, kad jaučiu ir kartais suprantu, kad pavyzdžiui, tai, kad aš esu negimdžius, ar ne, mano kūnas vis tiek turi, kitaip jisai keičiasi negu kaip gimdžiusios moters. Ir tarsi tu dar turi, vis tiek lieka to stangrumo dar daugiau, ar ne, negu kad būtų. Bet taip, dažnesni vizitai pas gydytojus. Iš kažkur atsiradę tokie, ir kartais aš galvoju kažkokia nesąmonė, iš kur čia tie skausmai kažkokie atsirado. Ne, tarsi metu ir pas tą pačią ginekologę dažniau nueini ir tau reikia su jie pasišnekėti. Ir tu sako, žinokit, tai čia amžius. Ir tu supranti, kad aš taip norėjau, kad man ką nors pasakytų, kad mes jūs dabar išgelbėsim, o sako, tai bus. Tiesiog tai yra normalu. Tu nueini pasitikrinti akis, kur visą laiką atrodydavo, tai yra pati lengviausia sveikatos patikra. Ten duoda akinius, ten pažiūrėkit, paskaitykit raidelės, visą kitą ten pažiūri į tavo tas mėlynas akis. Ir dabar nueini ir sako, bet žinokit, ir čia pakitimai, čia taip, anaip, ir tada. Ir jau čia lašiukų kažkokių prirašo, aš sako, dabar visam laikui reikės tos lašiukus. O aš taip nemoku priprast, kad tą patį ritualą tokį kavos, kad moku išsivirti. O lašiukus lašinus pamirštu. Ir suprantu, kad tai vis dėlto keičiasi tas kūnas. Ir tu darai ką nors, kad pristabdytum tą pokytį? Gal labiau pradedu jau galvot, kad nėra tokia jau didelė priežastis nesportuoti, pavyzdžiui, tavo tinginystė. Arba kad maistas, vis tiek kažkokius, ar ne, tokius elementarius dalykus. Kažkaip ten labai kažkokios stebuklingų procedūrų dar nedarau. Nors aš, pavyzdžiui, kažkaip buvau sugalvojus, aš kiekvienais metais pati savo maždaug ties gimtadieniu sugalvoju ateinančių metų kažkokią užduotį. Tai, pavyzdžiui, pernai aš buvau sugalvojus, kad intuiciją paleidžiu, bet, pažiūrėkim, kur tu mane nuvesi, nes aš tokią, uoslę turiu, tikrai radarą gerą. Tai aš jai leidau šiemet labai dirbti. Ir jinai jau taip, man tikrai padarė daug fokusų, aš gerbiu ją. Bet aš, pavyzdžiui, šiemet supratau, kad artėjantis gimtadienis ir aš sakau, šiemet tai bus mano fiziniam kūnui. Remontukai tokie, ar ne? Mes pavaikščiosim pas gydytojus, ten pasidarysim visokius cholesterolių tyrimus, kurie tau skamba, čia mano močiutė vaikščiodavo. Jo, bet aš suprantu, kad, gerai. Aš matau, kad jūs į save rodot. Visi mes einam pasitikrinti, ar operatorius eina cholesterolį tikrinti. O pasirodo reikia. Tai aš kažkaip galvoju, kad šie metai bus mano sveikatinimosi metai. Savęs mylėjimo. O šiaip tu kalbėdama su žmonėmis linkusi nutylėti savo amžių ar įvardyti? Nutylėti turbūt, gal aš nei akcentuoju, nei kažkaip slepiu gal. Bet jeigu nebūtina, tai kaip ir nepuolu sakyti, žinokit, man 43. Tai kaip ir nejaučiu tokio, kad kažkaip čia labai stebuklingai, tai aišku, dažniausiai tai būna, tai kad taip netrodai. Ir gerai, ir viskas. Tai kažkaip, ir aišku, juokingiausia turbūt būna, kai su savo kokiam stipriai jaunesniem draugiam ir sako žmonės, o jūs čia kaip klasiokės? Ir aš matau, kaip man tai komplimentas, jom tai ne. Bet tai koks yra tada tavo manimo, koks yra žmonių įsivaizdavimas, kaip turi atrodyti 43 metų moteris? Kaip tau atrodo, ką žmonės galvoja apie tą? Kaip turi atrodyti 43 metų moteris? Tai turbūt kokia nors labai santūri, susišukavus taip, kad jau neišsišokanti ir nešokanti akis, žinanti savo vietą, ar ne? Nežinau aš to savo vietos, aš tai galvoju, kas tai mano vieta? O tai gal kaip tik mano vieta yra eiti ir juoktis ir kartais būti ta, kurią nori apsikabinti arba ta, kuri atsistoja ir gali pasakyti tiesą į akis. Tai gal čia yra mano vieta, aš nežinau.
Man irgi labai įdomu būtų sužinoti, ką žmonės galvoja, kokia yra ta moters vieta, 43. O tai ką jie, o iš kur jie žino, čia yra statistika kažkokia vedama. Kaip aš turėsiu atrodyti 53, 103. O tai gal aš būsiu kaip šita Iris, ne, šita, kur ryški mados ikona ir 100 metų sulaukus tu eini savo ryški moteriškė su visais aksesuarais ir visko, nu ir ką. Ir apie ją kažkodėl filmai yra sukami. Laidos daroma su ją, o ne su ta, kuri žino savo vietą. Tai gal aš nenoriu žinoti tada savo vietos. Nu, kalbant apie žinojimus ir atrodymus, ar tu, pavyzdžiui, įsivaizduotum, turėtum kažkokią viziją, kaip tu ten atrodytum, jaustumės, ką veiktum, kai tau būtų kokia 5. Aš paskutiniu metu kažkaip pradėjau fantazuoti. Iš tikrųjų, mes čia su draugiam, su simpatijom kartais pašneki ir maždaug, kaip aš įsivaizduoju savo senatvę, pavadinkime, ne, taip jau. Tai čia turbūt toliau negu 65, jau taip stipriai toliau. Aš dar 65 dar norėčiau kažką ir dar veikti ir ten sijonus pasipuščius lakstyti ir žodžiu, dar kažką gerą padaryti Lietuvai ir pasauliui. Nu, arba bent jau savo. Bet aš kažkaip įsivaizduoju visą laiką save kažkodėl. Įsivaizduoju gyvenančią netoli kažkokio vandens telkinio. Dažniausiai tai būna mano vizijose vandenynas arba jūra. Tik suprantu, kad nuo vandenyno labai daug druskų. Ir šalta, drėgna ir, nežinau. Jo. Tai aš kažkaip, bet aš įsivaizduoju savo trobelę. Man labai reikia tokio namelio. Aš sėdžiu kažkodėl su Fridos Kahlo sijonais. O mano dėdukas rūko pypkę. Ir mes geriam rytinę kavytę. Nebūtinai šnekamės, nes kartais ir patylėt labai gerai. Ir aš nežinau, ką tas dėdukas veikia, bet aš tai žinau, kad aš einu rišti kilimus. Aš gyvenime nesu surišus nei vieno kilimo mazgo. Bet aš kažkodėl įsivaizduoju, kad aš ryšiu kilimus. Kažkaip galvoju, kad visai smagu turėtų būti kažkaip... Aš tokią viziją turiu, pranašystę. Gerai, o jei dabar reikėtų tau savo gyvenimo įdomumą įvertinti 10 balų skalėje, kiek duotum? Tai kai tą dieną, kai tu guli ant sofos prie Netflixo, tai ten gal ir -15 gali būti. Bet būna dienų, kai tą vieną dieną sukišu 3 dienas, kartais ir 3 metus turbūt gali sukišti, tai kartais būna ir ne 10, būna ir 20, ir 30, ir tu galvoju, tiesiog, aš labai leidžiu, kad atsitiktų nuotykiai. Man patinka nuotykiai gyvenime ir aš leidžiuosi jiems. Ir kartais tu supranti, kad vienas taip, tave gali taip nunešti. Kur tu paskui skambini draugiam ir sakai, aš suprantu, kad neįtikėtina, bet aš labai pasistengsiu taip sumažinti pasakot, nes atrodys, kad aš čia viską sukūriau. Bet tikrai būna labai daug dalykų, kur... Aišku, tai yra mano darbas dėkingas, ar ne? Ir labai įdomios pažintys, labai netikėti kažkokie atsiveria ir žmonių vidus atsidaro, bet ir lygiai taip pat atsiveria ir jų durys, jų namų durys, jų darbų durys, jų visokios ten scenų užkulisiai ir asmeniniai užkulisiai, ir kur tu ten atsiduri, kur tu galvoji, viešpatie, aš gyvenime nebūčiau sugalvojus, kad va čia visai kaiminystėje, ar ne, už durų tokie dalykai vyksta. Arba tave kažkaip netyčia kažkoks pirmą kartą matomas žmogus nusiveža kažkur ir tau parodo dalykus, kur man tiesiog sproginėja galvoju ten viskas. Ir tu sakai, geras, koks pasaulis yra gražus. Kaip yra įdomu gyventi, be galo įdomu. Tai mano gyvenimas, aš jį labai mėgstu. Tai dabar logiškas klausimas, kažkada pati turėjai Kregždyną, mokei kitus kūrybinio rašymo, tai ar pati rašysi knygą autobiografinę? Aš autobiografinės gal nerašysiu. Man neįdomu. Tai aš suprantu, kad daug įdomių dar prikurt dar šalia. Tai yra tokių, tarsi pradėtų darbų ir nebaigtų ir numestų. Ir kartais atrodo, kad tiesiog nespėju, šiek tiek nespėju, atsiliegu savo grafike, bet rašymai tie niekur nedingo. Tarsi mes kalbamės ir su leidyklom, ir su
ir su iliustratoriais, ir pradedant vaikų knygelėm, ir yra parašytų knygų, kurios tiesiog dar laukia išleidimo, bet yra ir juokinga, buvau pradėjus rašyti romaną, kuris tiesiog numirė kompiuteris ir buvo be šansų sugrąžinti viską. Bet aš supratau, kad ta pradžia buvo prasta, negaila. Aš žinau, kad man dar reikėjo laiko ir padaryti namų darbus. Ir dabar tiesiog tu turi atsisėsti ir pradėti daryti. Tai nežinau, kažkaip gal kitiems metams aš sakau, kad kai baigsis mano sveikatos metai, tada bus rašymo metai. Apie pradėti daryti dalykus, kaip tu manai, ar yra kažkoks amžius, kai jau nereikėtų pradėti, ypač moters gyvenime, kai jau nereikėtų pradėti daryti dalykų ir jau gyventi tiek, kiek pasiekiai, susitaikyti ir viskas? Gal yra kažkokie dalykai, kurių gal neverta taip jau labai, nert, ar ne? Bet, kita vertus, o ką žinau, visaip yra. Aš savo ir pažinimais bandau papasakot, kad visoks yra tas pasaulis ir žmonės yra visokie. Ir kartais tai, kas man atrodė, kad gal neverta, kitas žiūrėk, 75 metų staiga pradeda į mediciną įstoja, ne? Ir o ką? Man atrodo, kad mažiau to aiškinimo labai reikia. Bet čia savo asmeniškai turiu nuspręsti. Čia aš pati turiu nuspręsti, ar aš noriu nert ar ne. Lygiai tas pats, pavyzdžiui, čia gal labai asmeniška, bet vaikų klausimas. Aš pati savo vis dar keliu tą klausimą. Pavyzdžiui, šiandien, jeigu aš būčiau neščia, ar aš noriu vaikų, ar ne? Ar aš noriu, ar aš ar nerčiau iš šitą reikalą, ar ne? Tai čia yra tas svarstymų tos ribos, ar ne? Turbūt tas klausimas labai stipriai pasikeis atsakymas, kai man bus 50. Ar aš noriu nert vėl, ar ne, nuo leliuko užsiauginti. Ar man to reikia? Ar, man atrodo, reikia savęs klausti, ar kiek aš noriu tai investuoti, kiek laiko aš noriu skirti. Bet jeigu man, nežinau, bus 60 ir aš sugalvosiu, kad aš einu baleto mokintis šokti, ir ką, tai aš suprantu, kad man nebūtinagi, aš nebūtinai šoksiu Gulbių ežerą nacionaliniam operos ir baleto teatre. Bet aš gal tiesiog pajausiu malonumą, puantus užsimauti ir sakysiu, ai, velnės, nereikia man tų puantų. Ir išeisiu tango šokti, nes ten aukštakulnių. Ta prasme, tai jau kas čia tokio blogo atsitiks. Man atrodo, kad labai yra žavu, netgi kai yra vyresnių moterų, kurios ateina, nes jos turi motyvacijos, jos turi, nes aš tą patį tą kūrybinį rašymą ir storytelling, ar ne, aš tebemokau, dažniausiai, aišku, įstaigose, organizacijose, bet būna, kad ir pavieniai žmonės, ar ne, ir tu matai, kad yra visiškai kita motyvacija. Kai yra tau 20 ir kai yra tau 40, 50, patirtis, žodynas, ar ne, kaip tu pastebi niuansus žmonių psichologiją, visai kiti dalykai. Būna talentingų tų jaunų žmonių, labai labai talentingų, kurie turi tiesiog, į juos įvažiavęs tiesiog garvežys tas talentas, ar ne, ir jie tiesiog taškosi jame. Bet jie dar nesuvaldo viso to. O tu žinai, kokia tai yra kaina, ką tu turi, ką tu užsidirbai savo tom patirtim visokiam. Tai man yra grožis tos vyresnės moteris, jos tokio turi kažkokio žinojimo kaip tik. Tu jos nepastumdysi taip lengvai. Ir jos turi tokio, tą paslaptingą tokią šypseną tokią, a ne? Ačiū, kad klausėte ir žiūrėjote. Naujausius straipsnius apie gyvenimo amžiaus viduryje rasite Anelė LT. Kasdien su mumis bendrauti galite Instagram ir Facebook. Tinklalaidžių įrašus rasite YouTube ir visose populiariausiose tinklalaidžių platformose.